Auto Aibė. Automobilių dalys ir reikmenys. Vokiškos kokybės, meilė HD pastiprintos konstrukcijos dalys su 4 metų garantija. autoaibė.lt. Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tai ką, mano mėlyjei, būtent čia prasideda serija. Malonu jūs visus matyt, ačiū, kad užsukot. Kaip praėjo jūsų savaitė? Ar viskas tvarkoj? Pažiūrėkit, kaip praėjo mano savaitė. Sustojom ant to, kad man pritrūko praeitoj serijai. Pasirodo, pompikių, dar 2, tai vat maišas ir čia dar stikėlių pripirkau. Ir va, gulė 3 pompykės ir apatinių grotų varikliukas. Maždaug taip prasidėjo, kad pusę dienos važinėjau detalių, o kaip atsimenat, pas mane į bamperį pritrūko laidyno. Parkų, tai viskas tvarkoj, mes esam čia, parkai pas mane, laidynas pas mane ir kad nudažyt pilkai į spalvą, po to nulakuot, iš pradžių reikia, kem minučių, ne kem gal, 2, pastovėt kiekvieną patrinti. Technologija. Tai minimaliai, nereikia čia stengtis daug, reikia nuimti tą lako sluoksnį, kad nauji dažai gražiai atsigultų ant parko. Paėmiau 2000 šlifavimo tą popierių ir kiekvieną parką. Jų yra 6 vienetai. Projekto pabaigoje sužinosit, kiek atskirai viskas kainuoja, tai būna apsimoka nupirkti visą televizorių iškart. Negu čia žaist po vieną radiatorių, laidynus atskirai ieškotis ir taip toliau. Šiaip priekis dažniausiai būna pats brangiausias dalykas. Tai ką, pašlifuoju ir einam dažyti. Tai ką, jau 8:30 vakaro buvau čia po pietų, galima sakyti, Bemsas nukis taip pat vis atrodo. Patikėkit, ne. Daug žaidimų buvo, sudėti visi cirkuliaciniai siurbliukai. Kaip ir sakiau, vieną nupirkau nereikalingą. Kas dar? Įpiliau antifrizą, čia tas pirmas antifrizas, tai nekreipkit dėmesio, kad ne pagal spalvą Bemso, nes jis buvo pigus, man jo nestipriai gaila, tai kažkokių lašelių aš jau matau apačioj. Bandysim kurt, praeisim su visur viską išsausinsiu, bandysim kurt ir žiūrėsim, ar laiko sistema ar ne. Taip pat per kompą čia galima pajungti cirkuliaciją, kad pracirkuliuotų ir išvarytų iš visur orą. Tai iš pradžių užkursim, padarysim taip, kad pagrindinė sistema veiktų ir šildytų oras. Taip, nėra ventiliatoriaus. O jis netinka. Šitas ventiliatorius netinka ir taip su visom dalim. Čia mano klaida, paprasčiau yra paimti pilną radiatorių komplektą su televizoriu, su viskuo ir nebūtų tų žaidimų. Nes nupirkė atskirai vieną radiką, po to kitą radiką, po to žiūri, trečią reikia pirkti. Tai geriau permokėti iškart ir ramiai galva. Ką, gerai, išdžiovinu, užkuriu ir bandau sukt. Žiūrėt, užkuriam kartu. Tai ką, užkūriau, daviau padirbt, aišku, ventiliatorių nėra, tai viduj salone jau pučia šilta. Pirmą kartą nesupratau, man toks jausmas, kad kažkas laiko. O kas? O aš jau matau. Aik tu, kaip čia taip pat? Kaip čia taip parinkti stabdžius? Jo papa. Priekiniai ratlankiai netinka išnešimas. Reikia prastavkių. O aš dar galvau, kodėl. Biški bus suportas pabraižytas. Nieko čia nepadarysi. Įdomi čia. Gerai, aš kol kas užgesinu. Ir suprantu dabar, kad jinai nepajudės iš garažo kol kas su savo ratlankiais naujais.
gražus, viskas tinka jai. Ir va tokie va. Gerai, ką mes turim. Kol kas viskas kaip ir švaru, gražu, bet reikia... O, pradėjo leisti. Ir žinot, kas pradėjo leisti? Radiatorius. Nu, eina, va pašylo ir pradėjo leisti. Aš manau, aš susibėsinsiu ir nupirksiu tiesiog visą radikų komplektą naują štuką eurų ir greičiau šitas projektas pasibaigs. Jūs neįsivaizduojat, kaip nei išvažiuoti iš garažo, nei ką. Aš jums pasakyčiau, kas parinko man ratlankius, sakė, kad tinka jie. Va tau ir tinka. Neturiu aš žodžių vėl ardyti viską, atjunginėti kiekvieną paipą, nupilinėti skystį. Saušinimo sistema čia tragedija, čia yra tragedija, čia tiek darbų. Pavažinėjau. Gerai, ką? Neliūdim? Leidžia ir leidžia. Nevažiuoja? Nevažiuoja. Tuoj viską išsiaiškinsim. They ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. O, matot, stovi pitakas jau lauke, mes esam tik serijoj pradžioj jaučiu. Tai pamatysit, kokios problemos pas mus iškylo, kad jinai be problemų neišvažiuos iš čia, iš manęs. Taip nebus. Liūdna, neverkiam, viskas tvarkoj, biudžetas šitos mašinos auga. O dabar aš norėčiau, kad ir jūs nepapultumėt prieš pirkdami va tokius va automobilius. Nesvarbu, Lietuvoje, Europoje, iš tos pačios Amerikos, pasitikrinkit jį per Car Vertical, teisingai. O su mano nuolaidos kodu Rolandas jūs gaunat net 20% nuolaidos. Jūs padėsit ne tik savo, bet ir mano projektams augti. Dėlis, ne? Tai greitai pasakysiu, kad matot savo ekranuose BMW 5 serijos. Žala, nuotraukos iš Amerikos, kaip buvo daužta. Ir, manau, pasižiūrėję tokį automobilį, kažkam atkristų noras pirkti, kažkas sutiktų, kažkam tai nebūtų baisu, bet nuotraukos, kaip matot, yra iš aukcionų. O čia jinai Lietuvoje, su paketu, su emblūku, graži, nudažyta, viskas tvarkoj, sutvarkyta. Tai Car Verticalas padeda nustatyti ne tik iš kokios šalies atvyko automobilis, kaip jis buvo daužtas, bet ir ar suklastuota rida. Kaip matot, rida šito pitako nesuklastuota, fiksuota paskutinį 50 000, dabar 53 ir kai praėjusiu tech apžiūrą jį užfiksuos. Pasinaudok Car Verticalu ir būk saugus. O mes keliamės į sekantį kadrą, o tau mano melasis žiūrovas. Sakyčiau, dažiūrėk seriją iki galo, nes pamatysi, kokių bėdų išlenda. Mėlyji mano žiūrovai, prisijungiau, buvau prisijungęs, kai pradėjo leisti. Nu, tai aš vakar išardžiau viską, nepatingėjau, norėjau šiandien palikti, bet išardžiau ir šiandien jau buvau nuvežęs, sumokėjęs pinigų, kad man sutikrintų ir sutvarkytų visus radikus. Turiu omeny, tvarkyti reikėjo tik vieną, bet visus kitus dėl viso pikto nuvežiau patikrinimui. Visi ledas šokoladas, vieną patvarkę, tai mes galim su ramia galva surinkinėti. Ko aš prisijungiau? Pradėsiu aš, kaip visada, nuo lengviausio. Sunkiausia yra sudėti visus radikus atgal. Ventiliatorių va nupirkau, kuris guli va vientikas. Kuom jis atrodo skiriasi, ne, nuo mano, bet jis skiriasi. Jis būtent nuo M5P. Šitas nuo dizelinės versijos. Ir taip, aš matau skirtumą, išnešimai skirtingi. Ir pajungimas skiriasi. Dar ką, atsimenat, kad mes iš garažo nepajudėjom, nes ratlankis buvo atsirėmęs į suportą. Biškį aišku įbrėžė, labai gaila, nu, ką daryti. Biškį pataškuosiu, išplausiu gerai, bus gražu. Kad tokio nebūtų, kaip man pasakė, jūs parašykit man į komentarus, čia yra normalu, pas M5 biškį didesni suportai negu pas
negu pas 5cam. O šitie replikos dažniausiai skirti yra 5cam ir kitų negaut. Nu, galbūt aš durnas, aš nenoriu meluot, aš nežinau. Man ratus pardavė, naujus, aš to nežinau, neatkreipiau dėmesio. Ir išeitis tik viena. Priekį dadėt, aš ir taip norėjau dadėt biškį. Po 5 mm mes dadėsim. Va, gražu. Taip, aš žinau niuansus, šiaip nedidelė, tai nieko gal ir baisaus. Ratas turėtų užsidėti, bet jeigu priekį dadedam, tai reikėjo dadėti ir į galą. Tai paėmiau į galą po 10 mm, biškį storesnės, sudėsiu į galą, kad ratas biškį išsineštų, kad būtų gražiau. Ir va tokių, apie tokias išlaidas niekas jums nepapasakos. Sakau aš, kad išlaidų yra ir tikėkime, kad šitoj serijai mes tikrai jau išvažiuosim ir važinėsim, tikrinsim, ar niekur nieks nevarva, nespaudžia ir variklis dirba tolygiai. Ką, pradedam keisti ratus. Reikėsgi dėt posparnius. Galėjau nedėt ratom. Nu, ką padarysi. Gerai. Nu, sakyčiau, kad dabar jau išvaizda tikrai geresnė. Ratas nėra kažkur giliai, atrodo maloniau ant mašinos, nes jis buvo viduj. Dabar, aišku, jis ne išorė, bet čia ir ne M5, bet dabar atrodo tikrai geriau. Ta pati aš darau toliau, pakeičiu, padarau ir einu prie aušinimo. Ir tikėkime, kad šiandien mes išvažiuosim. Aš patikėkit, kiek darbų praleidžiu, kiek variantų praleidžiu, kiek nevažiuoju užsiiminėt reikalais, o negalvoju apie filmavimus į priekį, o tik renku, išardau, vėl surenku, vėl išardau. Tikėkime, šiandien tą epopėją su techninė būklė pasibaigs ir liks smulkmenos. Aš jums sakiau, BMW G30 susirinkinės, viskas bus tvarkoj, bet mums reikia papirkti ir papardavinėti automobilius, kad uždirbti detalę. Tai vat ir šitos savaitės pirkinukas. Honda Jazz. Ir jūs pasakysit, aš už ją sumokėjau 800 eurų. Jūs pasakysit, Rolandai, kam tu tiek sumokėjai? Automatas. Nedidelė rida, kondicionieriai veikia, klima, langai visi veikia, užsikuria važiuoja normaliai, tvarkingai, traukos yra, dega ABS ir parūdijęs kėbulas. Nesupratau bairio. O. Biški. Blemba, kas jie yra? Va. Nesupratau. Tas man jau nepatinka. Pirkau ją. Atrakinau. Va. Sėdynės tvarkingos. Dega ABS, kondiškė veikia, bėgius jungia, kuo puikiausiai. Nes dažna problema šitų dėžių, kad jie genda. Dažniausiai kondiškės neveikia. Aišku, patrintas vairas, taip, normalu čia. 2 elektriniai langai. Toks margutis biškė, aš jau tiesiai šviesiai Va, vien dėl to aš jau jos nebenoriu. Va. Margutis biškė dabar, aišku, nekrenta taip ant kameros galbūt, bet dažyta, va, matot.
dažytas galinis sparnas. Ir va čia vat išlenda jau rudelė. Išlenda rudelės, slenkščiai vienoje vietoje čia minkštas, durys parūdijusios, čia gale irgi parūdijusios, bet planas mano labai paprastas. Aš nupirkau ją už 800 eurų ir planuoju parduoti už 800. Liko tiek omeno, čia padangos gale, žieminės, man atrodo, va, žieminės padangytės. Jūs pasakysit, tai o iš ko tu čia pasiruošęs uždirbinėti? Esu girdėjęs, kad čia nepigus katalizatoriai. Taip, jūs pasakysit, Rolandai, jau praėjo tie laikai, kai reikia pjaut katalizatorių. Sutinku. Bet mes čia susirinkom su jumis uždirb. Aš greičiausiai praeisiu tiek apžiūrą ir išpjausiu katalizatorių. Arba parduosiu taip, kaip yra, su katalizatorium ant 200 eurų brangiau. Tai ką, užkuriam, kažkiek leidžia išmetimas. Čia irgi normalu, aš manau ir apačioje jinai yra parūdijus. Įjungiam šviesas, įjungiam kondicionierių. Gerai, mes stipriai neužsiciklinam ant šitos mašinos, nes nėra tolko gaišt mūsų brangų su jumis laiką serijos dėl jos. Vežam mes ją prie garažo, pastatom, nufotografuojam taip kaip yra ir įmetam ant 200 eurų brangiau. Manau tikrai, kas nori važinėt, susitvarkys ir važinės. O jeigu neparsiduos, tai jos likimas bus aiškus. Katalizatorius, kainos kritimas ir viskas. 175 bėgus. Aišku, su tokiom mašinom daug nevažiuoja, bet aš mačiau jau ir po 300 tūkstančių bėgus. Vairas, multivairas, neretas, o nedažnai pamatysi tokias mašinas. Komplektacija pas ją tikrai nebloga. Ką? Mes judam link garažo. Čia čistai, čia dėžė kaip pas Priusą. Paspaudė variatorius, paspaudė ir vienu bėgiu važiuoja. Nu vat, aš dirbu dieną naktį, surinkinėjau BMSą ir matot, beveik 12 valandą atvarė golfą parodyt, tai einu parodysiu ir jeigu nupirksiu, mes būtinai prisijungsim ir aš jį jums parodysiu iš išorės, bet jeigu nupirksiu. Nu ką, chebra, metėmės monetą ir golfas projekte, o koks tai golfas parodysiu jums rytoj, nes šiandien jau neturiu nei jėgų ir jau be 21. Tai dar renku kažkiek 5 serijos G30 ir važiuoju namo. Ai. O jūs ir čia, ir jau žiūrit, ir jau sekantį dieną. Opa, mes čia, mes jau surinkinėjom. Ir pas mane šypsena, nes jau užsakytos paskutinės detalės. Ačiū labai po serijos. Daug jūsų man padėjo su dalim, arba kur užsisakyti būtent smulkmenas, kurių čia trūksta. Aš be galo dėkingas kiekvienam. Šiandien pas mus atvyko daviklis. Čia yra radiatoriaus daviklis ir radiatoriaus temperatūros, dėl kurios suveikia ventiliatorius. Negalima taip sakyti. Mesgi čia visi gražiai šnekam. Tai vat neveikia ventiliatorius. Nesuveikia, nes jis nemato temperatūros, nes pas mane jis tiesiog nepajungtas. O nepajungtas, nes radikai nors ir nuo M5PM, bet jie nuo facelifto. Matyt, tas pagrindinis. Ir ten jau eina kitas daviklis su kita jungtim. Man dabar reikia gražiai vėl išardyti viršų, daeiti iki temperatūros daviklio, jį išimti ir greitai įkišti naują, nes išbėgs kažkiek skysčio. Kaip matot, iš apačios vienas lašelis kažkoks yra. Bet kol kas vienas, taip pat šiandien užkursiu, užkaitinsiu, pažiūrėsiu, ar temperatūros daviklis suveikia ir suveikia ventiliatorius. Duosim jam pabirbint, dapilsim skysčių, kur ko trūks. Ir paliksim vėl ant sausų grindų, kad užsitikrint, kad niekur nieks neleidžia. Nes tiek žarnelių vis tiek kažkur kažkas galėjo įtrūkti, susidėvėti, persitrint. Tai vat. Ir jau sekančiam prisijungime mes perimsim prie automobilių, kuriuos mes perkam ir parduodam šiai serijai. Gerai, ką, aš ardau ir greitai va. Perimas 1, 2, 3 ir išardytas priekis.
Opa, išardytas priekis ir davikliai ištraukti. Tik pasižiūrėkit, kame mes turim bėdas. Vat šitas daviklis nupirktas šiandien pagal VIN kodą aušinimui, bet jis storesnis negu daviklis, kuris įkištas buvo. Ką jau padarysi? Reikės kažką bandyti daryti, kontaktus kažkaip plėtot, galbūt rasti fiškę būtent šitam davikliui ir pabandyti sujungti. Šiaip labai panašus daviklis, vat toks, vat tokia fiškutė. Gaila, kai tiek antifrizai išbėgsta dabar, bet užtat padarysim vieną kartą ir viskas. Ne. Kur ras dabar vat man tokią fiškutę, kaip nuo parko, nesuprasi. Blemba, kaip bėga skystis. Jis kol visas jaučiu neišbėgs, neapsiramins. Vėl reikės. Visą sistemą reikės vėl iš naujo pildyti. Gerai, kaip matot, va, fiškė, kuri pagal VIN kodą, va, jinai tinka. Bet jinai netinka į radiatorių. Ir ką daryti tokiu atveju, aš net neįsivaizduoju. Jaučiu, kad reikės kviesti elektriką ir žiūrėti, ką mes galim padaryti. Tai va, mano mėlėjim, jūs negausit tokios fiškutės, turiu omeny, va, tokia originali M5PM, o pas mane pasirodo radiatorius nuo M5 F90. Ir ten kita biški fiškutė. Tai iškviečiau elektriką, atvažiavo elektrikas vardu Ronaldo ir viską sulitavo. Sulitavo tiesiai laidus be fiškės. Pažiūrėsim, kaip bus. Reikia užkurt, duot pašilt. Jeigu ventiliatorius nors kiek pradės suktis, pajungt kompą, pasižiūrėti, ar jis teisingai plius minus žiūri, mato parametrus. Viskas. Vat 2 valandos darbo. Tai ką, kaip ir sakiau, su BMW mes kažkiek susitvarkėm. Informacijos dėl Audi. Audi, kaip matot, kokioj būklėje ardosi kiekvieną dieną. Ir jums pasakysiu šitų dalių, ką nuėmė Darius apsiėmė išparduot dalį. Surinko jau 200 eurų. Šitą mašiną man ten su varikliais, su išlaidoms, visko 3PM atsistojo. O jau surinko 200. Tai sako, palauk dar, ten 7 eurų surinksim ir nuvešim į metalo laužą. O taip va. Užtrauksim tiesiai, 100 eurų gausim ir viskas. Tokia informacija kol kas dėl Audi. Variklis irgi gal kam nors be turbos reikalingas. Šiaip šitas variklis irgi kūrėsi, bet apsitepalavęs, kūrėsi, dirbo kaip bidutė. Taip, vakarykštis variantas. Volkswagen Golf 6. Dizelis 1.6, 66 kW, man atrodo. Traukos yra, tiefas 1,5 mėnesio. Kėbulas, kaip ir visų šitų golfų. Ačiū Dievui, kad jis yra 4 durys, nes būtų jis 2 durys, jis iš vis nieko nebūtų vertas, o 4 durys vertas. Slenkščiai nesupuvę, galim kelt iš bet kur norim, bet kėbulo defektai visur reikia, visur yra rodelių, visur va tokių vat, matot. Bet slenkščiai galim daužyti su kuvalda, niekur skylutės nepadarys. Štuka 100 eurų kainavo golfas, blemba, 6 golfas. Čia jum ne 5, ne 4, čia 6. Maža multimedija, kondiškė veikia, šaldo. Kaip nekeista šiaip. Aš dabar tik pamačiau, gal aš saviškės lubos permesiu. Nes maniškė važinėja su 6 golfu ir pas ją jau lubos nukrytė. Bet čia reikia skirti laiko, išardyti visą saloną. O lubų komplektas, manau, nenukritusių. Nu tikrai niekur, neįklijuotas niekur. Pasižiūrėkit. Taip, kažkur papurvinta, kaip čia. Bet niekur nenukrytė ir gale nenukrytė. Mano lubų komplektas kainuoja kokius, 7 eurų tikrai kainuoja. Nežinau, nežiūrėjau, bet turėtų kainuoti. Taip, muzika groja, kondiškė veikia, klausom, kaip užsikuria. Dega klaida airbago. Iš pusės pasukimo. Apiplovimas veikia, variklis bitutė, dirba tolygiai. Neįdūmina, nieko ant šalto, viskas gan tvarkingai, pakeista sankaba su smagračiu kartu. Net nežinau, manau, mes stipriai neinvestuosim laiko, kad šioj serijai jūs pamatytumėt pardavimą, jūs matėt pirkimą. Nereikia čia veltis stipriai, va, pažiūrim slenkstukus. Taip, aišku, rūdžių yra, bet dažniausiai čia viskas būna jau supuvę. Durys, kaip matot,
prasėdo biškį. Aš manau, per tokį lietingą orą mes net neaplausim. Mes važiuojam greitai čia aikštelį, padarysim nuotraukų, padarysim video istoriją. Kas neprenumeravęs mano Instagramo, prenumeruokit, nes tenai iškrenta vat tokie vat variantai. 300 000. Norėčiau patikrinti, ar tikra ar ne, bet manau patikrinsiu, kaip žmogus atvažiuos žiūrėt, nes aš tai nupirkęs už tokius pinigus, kad man nelabai stipriai gaila. Pažiūrim, su šliosais. Kaip golfui, traukos yra, stabdyt stabdo, važiuoja tolygiai, stabdo tolygiai, trauka vienoda, traukia normaliai. Kaip golfui 1.6. Jo, važiuoja tiesiai, stabdom, tiesiai. Koks dar čia patikrinimas, kur jūsų manimui reikia dar kažkur važiuoti tikrinti? Aš manau, ne. Apsisukam, neišpurvinam, padarom nuotraukų. Padarysiu kol kas video ir jeigu bus susidomėjusiu, tai nuvažiuosiu, nuplausiu. Gerai, varom daryt nuotraukytas. Tai ką, nuotraukytas golfo padarėm ką tik. Jau įdėjau aš jį į Instagramą, kaip ir sakiau, jau porą skambučių buvo, įdėjau aš jį už 1.5, nupirkau už 1100, mes metėm monetą, 1000 eurų arba 1100, tai žmogus laimėjo, teko man sumokėti 1100 už jį. Įdėjus už 1.5, gaunu skambučių, tai šitoj serijai greičiausiai jį ir parduosiu. Nuotraukos padarytos iš visų pusių, įdėtas. Tai galima dirbti toliau. Toliau pas mus toks eksponatas. Kaip atsimenant, šitoj serijai nupirkau Honda Jazz. Nupirkau ją už 800 eurų. Sutvarkiau ABS degantį šitoj pusėje. Tai manau, mes ilgai irgi nežaisim, padarom nuotraukas ir įdedam, manau, į skelbimus. Šią savaitę kaip tik Autogide buvo didžiausios nuolaidos, kem 5% su mano nuolaidos kodu. Kas spėjo pasinaudoti, ačiū jums labai. Aš Jazzą, manau, dėsiu tiesiai į Autogidą. Atsimenat, aš filmavau, rodžiau, kaip jis važiuoja tvarkingai ir techniškai jis tikrai tvarkingas. Apart kėbulo. Tai ką, chebra, kaip ir sakiau, ką tik buvau prisijungęs, kaip dariau nuotraukas golfui, o dabar jau golfisteris išvažiuoja. Matot, riokai dėliojasi, kas važiuos su golfu. Tai 1400 eurų pliusuojam į biudžetą ir toliau judam. Все, iki malonaus. Chebra, mes esam vidury serijos. Maždaug. Ir kaip suprantat, darbai su M5 PM eina link pabaigos. Liko viena, galbūt 2 serijos iki galo. Taip, yra dar sunkumų, yra problemų, pamatysit serijos gale, išlindo defektų. Čia jums pamoka bus, kaip pirkti automobilius iš Amerikos. Bet dabar aš planuoju jau kažką pasižiūrėti savo, ką norėčiau surinkinėti už 2 mėnesių. Ir dauguma nežino dar, bet aš siunčiu automobilius per Vynas.lt, jau ne vieną, praeitais metais 2 automobiliai, šiais metais kol kas 1 automobilis. Ir užeinam į jų svetainę, labai paprasta ir patogu, matot ekranuose, kaip galima sakyti, kaip kopa tai viskas. Nustatai metus, nustatai kokį modelį nori, mano atveju tai BMW 3 serijos 3.5 aš noriu pasidaryti galbūt kažkokią drift automobilį, bet reikia, kad 335 atsistotų čia Lietuvoje, iki 4000, 3,5. Ir geriausiai būtų, kad nedaužtas būtų. Ir su mechaninė dėžė. Ir šiaip pasižiūrėjus, variantų yra. Ką norėčiau pasakyti jums, jeigu jūs žadat pirkti automobilius per Ameriką, iš Amerikos, tai Vynas.lt turi tikrai jums padėti. Ir padės. Man padeda, padės ir jums. Variantų šiaip yra, kaip atkreipėt dėmesį, nuo ką aš žiūrėsiu, ieškosiu ir tikėkime kažką užsisakysiu naujo. O čia nesikeičia nieks. Žaidžiu šiuo metu su apatiniu šito balkiuku, jūs pasakysit, Rolandai, ką tu čia išdarinėjai? Sulankstėjai visą. Jeigu palikt taip, kaip jis buvo, jis labai stipriai matosi
per buferį emkinį. Čia mes jį po to biškiai užlankstysim, va taip va paleisim po apačią ir nudažysim juodai, kad jo nesimatytų. Čia gražiai prisuksim, o apačioj padarysim kokį nors dar papildomą laikiklį iš aliumo. Ir padarysim taip, kad tai atrodytų gerai, gražiai ir veiktų. Nes jeigu šitas dalykas bus kreivai stovės, man Distronikas nebeveiks. O geras žinios, kad rytoj jau ateina realiai visi plastikai iš šonų, laikiklis šito radiatoriaus, bet blogos žinios kol kas nesuprantu, kodėl nesuveikia man ventiliatorius. Matyt, gal kai jį prispaudė, galbūt sudegė saugiklis, tai reikia atrasti saugiklį, nes jis net nebando įsijungti. Gan juokinga istorija gavosi, kaip ir sakiau, vienam iš prisijungimų ventiliatorius. Kovojau, ieškojau problemos, radau. Visgi jis yra, jūs aišku nepamatysit taip, bet jam yra šikna. Pas mane mažiausias yra 7,5. Tai vat, kad čia nebūtų vėliau man problemų, kad neužsidegtų man tą mašiną vėliau. Nors jis už nieką neatsakingas. Jis atsakingas už ventiliatorių, už paleidimą. O, radau 5. Tai viskas tvarkoj. Hebra, nesiparinkit. Ištraukiam 5 ir dėsim 5. Vienodi. Tai ką, kaip matot, džazas. Ir šiuo metu žmogus išvažiavo tikrinti jį, išvažiavo prasivažiuoti. Pasakysiu taip, aš anksčiau džazus pardavinėjau už štuką jį, va taip va, išneždavo. Ir nesvarbu, kokios jis būklės, svarbu automatas. Dabar matau, kad laikai pasikeitė, matyt, nelabai kam stipriai reikalingi, va, atvažiuoja džazas, kaip matot. Tai gal padariau klaidą, kad nusipirkau už 800, bet noriu ir parduoti už tos pačius 800, nes žiūriu, kad nepatraukliai, ypač kai kėbulas silpnas. Gerą gali rasti jau štuką 5, štuką 3, geros būklės. Tai va, to įspręsim, žiūrėsim. Parašykit komentaruose, ar padariau klaidą, ar ne, savo nuomonę. Aš kiekvieną komentarą skaitau. Ir blogą, ir gerą. Tai va, džazas 800 eurų yra parduotas. Jūs pasakysit, galėjai nors 5 eurų 100 uždirbti. Tokia situacija, kad šį automobilį aš pirkau greitai, neapgalvojęs, taip pat ir atsitiko. Šiaip galbūt už 900 štuką jinai ir iškeliautų, bet pamačius slenkstį minkštą su skylutė, jau viskas. Aš jau nenoriu rizikuoti, nenoriu, kad man gražintų ir nenoriu nieko apgaudinėti. Tokie reikalai, pinigai grįžta į biudžetą. Be pliuso, jo, aišku, gaila, bet, ką padarysi. Mes keliaujam toliau, mūsų planas šitoj serijai darinkt ir tepalą dėžiai dapilt, nes automobilis blogai jungia šiuo metu bėgį, ką drive'ą, ką reverse. Arba aš vėl papuoliau, arba viskas bus tvarkoj. Tai vat, užtat šį čia, motoroleris, jūs gal seriai matėt jau mano YouTube kanale, tai link vasaros visą laiką paimu, čia 125 kubikų, 200 eurų buvo pirkimas ir 400 eurų pardavimas. Tai irgi, galima sakyti, pliusas, kažkur padarom minusą, kažkur pliusą. Kodėl tai pigiai? 125 kubikų su tiechu, jis yra kinas ir jis visiškai nulinis. Jis kūrėsi labai blogai ant šalto, bet geriau kūrėsi ant karšto. Hebra, smirda benzu jau ir jis neužsikaria. Jūs supratot, kodėl jis kainuoja 400 eurų. Pliuso yra, galima pavalgyti skaniai. Kur jau skaniai valgyti, jau reikia vėl svorį mest. O mes dirbam toliau. Šioj serijai šiuo metu mes padarėm 300,
500 eurų pliuso. Tai pabandom dar kažką nupirkti, parduoti ir patvarkyti X-Drive. Nes jau jis mane dakinkė, bet kaip ir sakiau, ačiū visiems, kas padėjo, po serijos parašė, kur gauti kokių detalių. Jau tikiuosi, kad šitoj serijoje jau galima bus nors biškį pralėkti. Bet išlindo kita didelė bėda. Užsikūrė, dirba tolygiai, ventiliatoriai suveikia, radau sudegusi saugiklį, dabar suveikia ventiliatoriai prie tam tikros temperatūros, viskas kaip ir tvarkoj. Reikia sistemą prapumpuoti ir jinai skundžiasi iškart. Yra 3 klaidos. Viena ten nieko ypatingo, nes žaliuzių nemato priekinių, o 2 klaidos, viena kabinasi už kitos, temperatūra agregato. Viena iš turbinų gauna lyg maudą ir į apsaugą. Įkrenta į apsaugą, kad neperkaitint, išsijungia ir pradeda blogai dirbti motoras. Kodėl jinai įkrenta? Nes ją normaliai nevėsina. Kodėl ją normaliai nevėsina? Dėl pirmos klaidos. Vieno iš cirkuliacinio siurbliuko. O vat kaip sužinot, koks cirkuliacinis siurbliukas neveikia, tai reikia arba vėl išardyti ir nuimti, arba sužiūrėti laidus galbūt kažkur, bet aš viską buvau sužiūrėjęs, kai įdėjau motorą. Kažkuris vienas neveikia. Arba cirkuliacinis, arba laidas. Tai vat tą sutvarkau ir realiai klaidų iš variklio pusės nebus, jinai normaliai galės važiuoti. Atvažiavau žiūrėti dar vieną automobilį, Audi A6 C6 Allroadas. Labas. O kur priešrūkai? Pavogė? Ne, technikinė jau. Ir viena auselė yra nulūžusi. Supratau. Madų, jeigu skelbimus žiūrėjai, paliuvom skelbimus. Už 2.8 PM stovi juodas Vilniuje. Juodas su tranzitais, su tiechu, su odiniam sėdynėm, juodas ant juodo, toks gražus. Nėra komplektacijos. Tai va, tai stovi jis, aš nežinau, kiek dienų jis stovi. Ir iš nuotraukų ten rūdžių nepamatysi, kai juodas, bet Nu, čia pagrindas yra. pagrindas čia cinamono yra biški. Čia. Šiaip važiuoja techniškai viskas tvarkoj. Jo, iš Taip, komplektacija. Pasitrinė. Tai gal iškart pravažiuojam? Sės. Kondiškė veikia? Tai veikia, tai neveikia. Kažkas yra su varikliuku, man atrodo. Sakė, 500 remontas, tai na. Pučia šaltą kartą, nepučia. Freono yra pilna sistema. Pagalvės. Viskas veikia. Gali nusimažinti. Dinamikas, ta prasme, nusileidžia, žinai. Kaip supratau, pagrindinė realiai bėda jos, kad kėbulų. Jo, iš tikrųjų kėbulas. Čia iš pažemos, ypač šios, žinai, kišovė. Dangtelis tas, matai, nukritęs, Tiesiog neprisirašė, tokia darbinė, nebėra jis nebestovi, žinai, nuo tos mašinas Bet man o jau čia. važinėtum kaip su darbinė. Tai taip, bet blemba, pagalvojus, dabar aš iš namų iki Gariūnų man darbas yra. Jeigu vien tik ant kuro skaičiuojant 3 litrą skaityk, aš dar po objektus 300 eurų ant kuro, žinai, gaunas. Tai plus aš noriu tokį Peugeot partnerį, plus minus tokio tipo, žinai. Reklamėlę užsikliuot, langų ten valymas, dar kažkada, žinai, valymas, QR kodas. Nusaudinę aš to nepadarysiu, žinai, plus jau ją reikia parduoti. O kablys yra? Yra. Elektrinis, man atrodo, kad, išsitraukia, žinai, užsifiksuoja. Parodys? Jo. Būtų kondiškė, lygtais pradeda, bet mes į viesumą įvažiavom. Tai 100%. Nu, jinai turi šaldyti. Plastiko šitą nėra, ne? Vat kaip įvertinti vat tokią vat mašiną? Mano klausimas toks. Taip. Apie 2,5? Tempia ar ne? Kaip tau? Pardavinėti ne. Einam kablį elektrinį parodysi. Ir sprendžiam ir nelaikau nei aš tavęs, nei aš tavęs. Nu jo, žiūri. Iš šitos pusės irgi cinamono užtenka. Čia vat biškį. Bet padangos užtat geras. Va, į tokį atkreipia dėmesį žmonės, nes ledinės lempos bele kiek pinigų kainuoja. Gerai, ką su ją... Aš noriu, tiesiai tau pasakysiu. Tu pasakyt 2, man net liūdna pasidarė. Aš noriu 1,5 už ją sumokėti. Jeigu tu nori gauti už ją 1,7, tai davai aš tada nuo 1,3 pradėsiu. Bet 1,5, aš vat
tautiščiai sakau. Už 285 jinai stovi su geresnė komplektacija. Stovi. Tai šita netgi padarius, patvarkios defektus, jaučiu pats štuką duotų. Aš šiek šypsenu. Tai geriau aš pats važinėsiu. Nu. Taip gaunasi. Ne, 1,5 metų technikinis, čia tik tai dėl technikinės ta kaina gali būti. Šiaip davai taip. 1,5 nebūsiu p***. 1,5. Jau pasakiau. Atsisakysi, šiaip gal ir bus, jeigu atsisakysi. Mano mintis apie 1,8 plus minus. Supratai, va, ačiū Dievui, nes aš, 1,5 turiu, popierius turiu, galiu supildyti, galiu nupirkti. Už 1,5 man reiks pagalvoti. Pagalvok, be problemų, jeigu ką, duok žinot. Man pačiam, aš Tikiu. žinau, jos būklė, žinai. Tai va, žmogus pagalvos, priims sprendimą ir bet kokiu atveju parašyk, arba taip, arba ne. Tai va, o mes lėkiam surinkinėti toliau G30. Kaip ir sakiau, jungiamės prie G30 surinkimo toliau. Čia aišku jau daug ką padariau neįjungęs kameros. Pagrindė sunkumai buvo, viršui sunkumų nebuvo, o dabar sunkumai prasideda. Čia pas mane yra jau darbas. Distroniko laikiklį reikia padaryti. Išstačiau jį, kad jis M buferė gerai matytų, jam netrukdytų buferis. Ir dabar reikia biškį tokių laikiklių jam pasidaryti. Tai paėmiau aliumo gabalą. Čia skylutę padarysiu. Ir iš kitos pusės tą patį. Nudažysiu, prisuksiu, nudažysiu juodai viską ir dėsiu buferį. Tikėkime, kad šiandien kažkokios valandos jau bus uždėtas buferis gražiai, kameros pajungtos, liks šitoj serijai įpilt dėžės tepalą, nes išlenda naujų galų su varikliu, apie kuriuos papasakosiu neužilgo. Bet variklis kol kas dirba tvarkingai, viską išgirsit, viską papasakosiu. O, dariuk. Kas būna, kai nenaudoja. Aišku, drėgmės biškį gavo. Čia toks sportinis interesas buvo jį nuimti, išvalyti ir padaryti, kad jis veiktų. Tu galvoji, jis veiks? Tai va, visi darbuose, laikas 11. Dirbam. Tai ką, buferis guli vienoje vietoje, automobilis stovi kitoje vietoje, tai reiškia, kad dar nesurinkta iki galo. Va, čia tokį Frankensteiną esu nudažęs, kad už M lūk buferio jo nesimatytų. Taip, iškart nesipykstam, jūs galite rašyti komentaruose, kad taip nebedaroma, bet yra du variantai. Arba apie 200 eurų kainuojantį M5 tą apatinį pastiprinimą užsakinėt, plus jam specialų laikiklį, arba padaryti taip. Ir tai klausimas, ar ten M5 atsistos teisingai. Kas surinkinėjom lūkus, pašnekėjau, išeina iš padėties, taip daro, tvarko, surinkinėja. Svarbu, sako, kad distronikas per centrą stovėtų buferio ir jam netrukdytų plastikai. Žiūrim, kas gausis. 1, 2, 3 ir buferis uždėtas. Tai ką, man keltis už 4 valandų, grubiai, į budėjimą. 0 poilsio, bet jūsų dėmesiui BMW M5 PEM su priekiniu M-Look, su M ratais, replikom aišku, su faceliftu sudėtų, aišku visas apčiupinėtas, neplautas, bet su veistais tarpais, nes teko dar davest biškį. Va, automobilis gegužės 19 dieną yra surinktas, lygiai 2 mėnesiai. Aišku, liko dar nuvažiuoti pas mūsų Robertą robotą, padaryti elektros darbus, distronikus, suvest, kad jinai nesiskūstų ant ABS-o, ant praslydimo, skundžiasi, pririšti vairo kolonėlę, tai varysiu pas jį, prieš tai aišku padarysiu suvedimą, nuvažiuosiu. Daug darbų su ją dar reikia padaryti, kaip minimum dar reikia įpilt tepalą į pavarų dėžę, išbėgo daug, o aš dar neįpiliau. Bet šitoj serijai mes būtinai įpilsim ir jau, manau, minimaliai pravažiuosim. Pats negaliu patikėti. Reikia važiuoti ilsėtis. Naujienas. Darius tvarko lituoklį. Lituoklis, kur 10 eurų kainuoja. Jis, manau, mažiau? Matei?
Senukose aš. O, ko čia firma? Geras pajalnikas buvo, ką tu čia sakai? 3 kartus. Šiaip, jo, o tas geras buvo prieš tai, vokiškas, juodas. Aš jį suvaidinau vaikystėje. Tai ką, iš tokių liūdnų naujienų mes pradedam. Mirė vienas iš mūsų darbuotojų. Nu, taip ir yra, darbuotojas. Va, pagalbininkas. Pagalbininkas. Nu, reikia iškas dabūti. Va, jau dabūti. Bet, žinai, bet laidą reikia iš pradžių atkast, kad Gal laidas ir... panaudosim Žinau, kažką. gal laidas ir trūkęs gal kur nors. Gal. O kaip kitaip saugot? Jį reikia pakabinti. Pakabinti, nes aš užvinioju kiekvieną kartą. Ir nuo to gali ir susigadinti. Reikia pakabinti, va taip ir jūs. Kaip jūs litoklius saugot? Vat jūs man pasakykit, kaip. Gerai. Apie vieną pašnekėjom, einam prie sekančios dalies. Atvyko paskutinis plastikas. BMW. Va, BMW Group, Rolls-Royce ir taip toliau. Tai čia yra plastikas, kur po kapotu man buvo ir pritrūkę. Sparno plastikas. Ir po kapotu bus viskas surinkta. Nei vieno plastiko nepraleista. Viskas sąžiningai, tvarkingai, kaip priklauso. Bet jau čia dabar žmonės pažiūrės. Atsiras vienas protingasis, kuris sakys, ne viskas. Jokauju, viskas. Nu, jūs niekaip ne... Čia jau viskas surinkta. Bet tik nusipirksit ir tada. Jo, nusipirksit ir krapštysit ir žiūrėsit. Galbūt kažkur, aš net... Blemba, nėra šitų. Aš autoaibį pamiršau nupirkti, jie turi labai didelį pasirinkimą visų tų klipsiukų. Tai aš labai dažnai atvažiuoju link pabaigos projekto, super, kur ko trūksta, sudedu, iš apačios dažnai trūksta, iš viršaus daug klipsų po smūgių trūksta. Ir jeigu jūs taip pat turit su to problemą, kad kažkokių klipsų nerandat, žinot, kur kreiptis. Važiuojatės į autoaibę, ten yra didelis pasirinkimas, dažniausiai Vilniuje tai prie įėjimo jie visi randasi. O šiandien tarp kitko užvažiavau, jeigu jau autoaibę pradėjom šnekėti, tai trumpai pasakysiu, šitam žvėriukui reikia vairo traukučių. Ir aš, kaip visada, pasirinku nepaprastai meilės produktus, o pasirinku meilės HD, nes detalės yra pastiprintos, palyginus su originalu, ilgiau išgyvena, pragyvena ilgiau, laisvumas atsiranda daug vėliau negu pas originalą, tai pastiprintos auto dalis ir aš pasirinku meilę HD, kad pravažiuot ilgiau, pakaba būtų tvirtesnė, saugesnė ir aš jau nelįsčiau N metų. Ir klientai, kurie pas mane nuperka automobilius, ilgiau galėtų pravažiuot be kažkokių garsų iš pakabos. Keitimas ten nesunkus, o pas mane kaip tik vieną traukę biškį mačiau palankstytą, tai pakeisiu ir bus su gera nuotaika, nes rytoj mums reikia važiuoti į suvedimą ir ten to tikrai prireiks. O visos detalės galite išsirinkti ne tik fiziškai parduotuvėje autoaibės, bet ir pereit į internetinę svetainę autoaibė.lt. Jie yra atstovai meilės HD produkcijos. Užeinat, išsirenkat BMW metus, pasirinkat savo modifikaciją ir gan paprastai randat detalių, kaip radau ir aš. Ir per internetą jūs galite įsigyti pigiau, galite užsisakyti į namus su pristatymu, į paštomatus, tai viskas vienoj vietoj, autoaibėj, užeikit, nusipirkit detalių ir važiuokit ramiai ir saugiai. O mes einam surinkinėti toliau šitą nuostabų pitaką. Aš kai surinksiu, aš prisijungsiu ir parodysiu, nes galvau 2 minutės, bet ne. Taip, mes su Dariuku pašnekėjom ir Darius, aš manau, teisus, kad reikia grožiui pakeisti šitos 4 varžtus, kad jie būtų juodi, ir dadėti dar klipsiukus šitose vietose. Bet galima sakyti jau beveik. Aišku, dar reikia pažaisti su tokiais plastikais, kurie kol kas nesilaiko, bet jie tikrai tenai keliam mašiną į viršų, kad įpilt į dėžę
tepalu. Ant šalto nešildysiu kol kas, įpilsiu tiek, kiek tilps, užkursiu, pašildysiu, atsuksiu varžtą ir pažiūrėsiu. Jeigu netekės, dapilsiu dar. Viskas pagal technologijas. Tai ką, mes pakėlėm jau automobilį ir, kaip ir sakiau, ant šalto, dabar ši mašina dar nebuvo kurta, pagal visą logiką išbėgu kažkur 3-4 litrai tepalo išvis. Aplamai ir avarijos metu, ir užkūrimo po avarijos metu. Kodėl nekeičiu, kodėl tik dapilinėjau? Atsakymas paprastas, mačiau pagal Carfaxą, kad šitas automobilis buvo aptarnautas rugsėjo, tai kad lygtais rugsėjo mėnesį ir keisti tepalai dėžiai, varikliai ir taip toliau. Tai pažiūrim kartu su jumis. Geras priėjimas čia. Gal kažko trūksta, neįsivaizduoju. Pas M3 netaip lengvai buvo. Vsio. O čia turėtų būti tepalas. Tai nuo to ir pradėsim, kad dapilsim ir pilsim iki tiek, kol nepradės piltis. Teisingai, vėliau. Jo. Po to užkuriu, pašildau iki tam tikros temperatūros, iki kem 5 ir atsuku vėl ant užkurtos mašinos, pažiūriu ar bėga. Jeigu nebėga, tai reikia dapilt iki tol, kol pradės bėgti. Šiaip nekreipkite stipriai dėmesio, bet čia gera išeitis tokia. Bakelis paprastas, vamzdelis padarytas su perėjimais, kad į dėžę galima būtų. Čia skirtas bakelis jau ant metų pripilimui į dėžę. Čia vat anga orui pūst. Aš pripučiau dabar daug atmosferų. Pajungiu nuo tokį va daiktą. Kaip matot, va, eina skystis. Šiaip čia dviese turi vienas laikyti. Vienas turi laikyti šiaip, kitas turi pūst. Bet sistemą supratot, va. Ko puikiausiai, pūti į bakelį, susidaro slėgis, eina per vamzdelį ir į dėžę. Pilam. Ką, tepaliuką mes įpiliam, va, galite įsitikint, pradėjo bėgt, pradėjo nelašėt, o būtent bėgt. Tai suėjo kažkur, kaip matot, atsimenat, kiek buvo bakelė, kiek yra dabar, kažkur 1,5 litro, liko čia 2, čia 4 litrų bakelis. Palauk, gal 2? Ne, nu kažkur 1,5, 2,5 liko čia litrų. Tai 1,5 supyliam. Einam užkursim, palaikysim kiam laipsnių ir parodysiu, kai atsukinėsiu ant užkurtos, pamatysit, nei lašelio neišbėgs. Reikės dar pilt kokį litrą, 1,5, kad pradėtų lašėti. Nu, taip va, čia bėgiojam. Nekreipkite dėmesio, kad iš apačios dar trūksta vieno plastiko, bet kaip tik jo ieškau. Serija išeis, galbūt pas kažką yra dar. Iš apačios va taip va atrodo laikiklis, distronikas. Jau kitą savaitę važiuos mašina pas elektriką mūsų. Ką, dabar šildom dėžę, atsuksim ir pažiūrėsim. Ant užkurtos jau dapylėm ant šaltos kažkiek. Toji pašils dėžė iki tinkamos temperatūros, pravarysim. Ir ant visų bėgių, kaip dabar va darėm, ką tik matėt, ir atsuksiu, dar dapilsiu. Ir manau, viskas bus tvarkoj. Tai ką, nuleista, tepalai patikrinti, dapilti. Dabar bet kokiu atveju blogai važiuos, nes nepadarytas suvedimas. Ir nesukalibruota viskas. Jinai skundžiasi, reikia pririšti vairo kolonėlę. Pirmas normalus išvažiavimas, bet jinai iškart čeką įmes.
Grybauja vienas parkas. Jo, iškart va. Chassis stabilization. Išmeta. Va, vairo kolonėlė atsijungia. Atsijungia, nes nemato ratų ir ją reikia pririšti. Oi, kaip sunku save važinėti iš tikrųjų, kai vairas sunkus. Kaip kem 6. Ir traukos visiškai nėra. Bet bėgius jungia jau gražiai. Kažkas ten. Gal aš kažko neprisukęs esu. Girdėjot garsus? Tai metalas į metalą. Ką aš galėjau neprisukti? Ir va matot. Labai blogai dirbt pradeda. Trailina. Jei kažkas nepatinka. Man tai daugiau abydna ne dėl trailinimo. Bet ją visą kalbasina. Rauna visom 4, jeigu ką. Blemba, nu toks savo važiavimas, kai trailina ir reikia žiūrėti iš dešinės pusės, man atrodo kažką aš esu neprisukęs, nes iš vietos, kai duodi, kažkokie garsai, tich toks. Dabar, kai arklių visų nėra, tai jinai faktas jau garsų iš pakabos neleidžia. Galbūt koks pusašis neprisuktas. Malonumas. Jo, pas ją visų arklių nėra. Nu, čia nevažiavim. Važiuoja kaip mano 91 buvęs. Va, jis iššoko. Reikės atsukti vėl posparnį ir įstatyti jį normaliai į vietą. Matyt, kol aš čia sukau, prisukinėjau buferį, jį paliečiau ir jis iššoko. Bet šiaip, kaip jums vaizdas, radikai veikia, nekaista, žiūrisi neblogai, M5PM. Ir aš jaučiu, kad traukos jinai turės tikrai nemažai. Koks jums kėbulas daugiau patinka? G30, va, M5PM su 5 litriniu motoru. Turiu omeny su 4.4. Arba F10, tas senas, arba išvis Batmanas. Vat, pagal technologijos ir aišku, pagal sėkmingą modelį F90 man šitas kėbulas tikrai nėra blogas, bet šiam mano širdė visam gyvenimu. Kol neiškrito iki stumokliai, ko jinai trailina man. Vat tas nepatinka. Jinai dabar su čieku apriboja visus man arklius. Reikia jungt kompą, žiūrėti dėl ko. O, pusašių ragas, dešiniai pusiai. Keista, ten net smūgio nebuvo. Vat paklausykit, aš išjungsiu viską, klausom. Iš dešinės pusės kažkas traška, tai greičiausiai bus. Nu kur, jinai turi šaut. Jinai 4 sekundės iki 100 turi važiuoti. Pakaboj kažkas barška. Bet čia tikrai nestabilnikai. Grįžtam ant keltuvo, svarbu dėžė veikia. Grįžtam į garažą. Aš taip supratau, į suvedimą aš rytoj nuvažiuosiu ramiai.
be lakstymų. Nu, bet važiuoja kažkiek. Blemba investicijų, vat jau aš visas ribas peržengiau. Peržengiau visas ribas. Pinigų į ją įkišta daug daugiau, negu aš tikėjausi. Gerai, ką? Garsas yra, jinai važiuoja. Jeigu norit paklausyt, va. Nu, o čia mes baigsim seriją. Užkurtas, važiuoja ne taip kol kas kaip norėtumėm. Tvarkysim, darysim. Ačiū, kad žiūrėjot šią seriją. Padariau ją ilgesnę. Parodžiau visus niuansus savo darbo. Pamatėt, kad dirbu dieną naktį. Tai už mano pastaigas, jeigu nesunku, uždėkit laiką, prenumeruokit kanalą ir susitinkam jau sekantį sekmadienį. Ačiū, kad buvot kartu. Iki malonaus, draugai. Dažiūrėjot iki galo, ne? Kažkas su varikliu. Ne kažkas, o mes jau maždaug žinom. Šiuo metu, jau kitoj serijai pamatysit, nedirba visa viena galva. Ir iškart įmeta čeką, iškart apriboja pūtimą, turbiną vieną atjungia, avariniu režimu važiuoja. Nu, jinai nevažiuoja, jinai ne taip turi važiuoti, jinai turi rauti. Prie to garso iš dešinės pusės. Tai granata. Kas turi M5PM granatą, matyt, aš ją ar blogai buvau sudėjęs, ar apgadinęs, kai traukiau variklį. Ieškosiu granatos. Nebrangiai 100 eurų. Bet vat, kad su varikliu bėdos. Aiškinsimės jau kitoj serijai. Ir patikėkit, čia problemos bele kokios, kai pusė variklio neveikia iš V8. Ir jinai visą va purtusi. Viskas gali baigtis daug liūdniau negu dabar yra. Auto Aibė – automobilių dalys ir reikmenys. Vokiškos kokybės, meilė HD pastiprintos konstrukcijos dalys su 4 metų garantija. autoaibė.lt